Beveik 600 sporto rungtynių transliacijų per metus. Krepšinis, futbolas ir kitos rungtynės gyvai. sportotv.lt. Sveiki gyvi, esu Vita Kuptienė. Žiūrėkite krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. 2014 vasario 1 Kėdainių arenoje buvo surengta Lietuvos moterų krepšinio lygų žvaigždžių diena. Ir įkvėpėja organizatorė, direktorė Audra Ginelevičienė apibendrins, kaip pati vertinė tą šventę vykusią čia Kėdainiuose. Aš labiausiai džiaugiuosi, kad rungtynės baigėm be traumų, nes tokie sportininkai, kurie buvo tiesiog pasižiūrėjusi, kėlė šiurpuliuką man pačiai ir aš kelis kartus skaičiau jų titulus. Tai aš be galo džiaugiuosi, kad man pavyko čia. Man be galo laiminga, aš esu be galo laiminga, kad Lietuvos krepšininkės galėjom šalia jų pabūt, parodyti visai Lietuvai. Tai tiesiog nuostabiai laiminga ir dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šios žvaigždžių šventės. Germa Ginelevičienė sako, kad bijojo dėl merginų, o mes dėl vyrų, jie net traumuoti žaidė ir laimėjo. Aš sakiau, aš iš tikrųjų dėl jų labai bijojau, labai bijojau. Dėl moterų, kurių dar laukia čempionatas. Aš iš tikrųjų labai pergyvenau, nes dar Virgilijus Alekna profesionaliai dalyvauja varžybose, tai jeigu jis gautų traumą, krepšinį Lietuvoje būtų sunku. Taigi šiandien mūsų programoje Krepšinio pasaulyje mes viską nuo pradžių iki pabaigos parodysime, nes šventė, kaip įvertinti 10 jau balų sistemą. Vertinu, aš niekada nevertinu. Bet žiūrovų vertinu, jų buvo daug, jie visi laimingi, taigi po pertraukėlis mes žiūrėsime visą tai, kas buvo čia Kėdainiuose. Beveik 600 sporto rungtynių transliacijų per metus. sportotv.lt. Krepšinio pasaulyje. Šiandien ne tik šventė, bet ir tam tikrų legendų ir mitų paneigimo diena arba patvirtinimo. Pasaulyje sklando legendos, kad Lietuva visų pirma yra krepšinio kraštas. Antroji legenda, kad Lietuvoje yra pačios gražiausios moterys. Ir tai ne šiaip legendos, tai ne mitai, tai yra teisybė, kadangi abu faktai šiandieną susilies į vieną ir virs realybę. Mes išvysime pačias iš pačių, geriausių, gražiausių, taikliausių. Bet yra ir trečias mitas, kad koks galingas, gražus, aukštas ar stiprus bebūtų vyras, galų gale atsiduria po moters padu. Ir šiandieną šį mitą moteris mėgins įrodyti, mesdamos iššūkiai stipriausiams, aukščiausiams, sportiškiausiams Lietuvos vyrams, kurie prieš jas žais šio vakaro rungtynėse. Gerbiamas Arūnai, praėjo 12 metų, kai pats nevedei. Ar iš karto sutikai? Taip, kai paskambino Audra Ginelevičienė, aš pravesiu, ar laužėsi kaip mergina? Ne, iš karto pasakiau taip, net nekalbėdamas apie jokį honorarą, tavasme, kad šitoje vietoje net nesuma ir man tik reikėjo, ar data gali būti tinkama. Meilės moterims ir krepšiniui Lietuvoje niekada nebus per daug ir labai džiaugiuosi tuo. Pilnutėlė salė ir tai rodo tik tai, kad Lietuvos moterų krepšinis auga. Jau į Marijampolę, matyt, šiemet netilptume, už tai Kėdainiuose vyksta. Gal reikėtų šiek tiek daugiau investuoti apskritai į sporto mokyklas, kuriuose pirmenybė būtų duodama merginoms, moterims. Tada mes turėtume gerą krepšinį ir tikrai nebūtume žemiau 10 vietos, kaip yra dabar. Iš tiesų skauda, mes esame Europos čempionai buvę, dėja buvę. Tai galbūt tai šiek tiek užgaus sporto funkcionierių ambicijas ir mes galėsime grįžti į tą sostą. Taigi, snaiperių snaiperė, kuri iš 9 bus šio vakaro
karalienė. Snaiperių konkurso finale pradės Rita Mileškienė, kuri pusfinalyje surinko 14 taškų. Rita, į tą pradinį tašką kviečiame jūs ir dvi labiausiai patyrusios Lietuvos moterų krepšinio lygos šio konkurso snaiperės dabar susigrums dėl garbės, dėl pirmosios vietos ir dėl 2000 litų. Vietas. 3 taškai, 11. Dėl 2 taškų yra 13 taškų. 14. Lieka 5 sekundės. 2 sekundės ir dėl 2 taškų. Labai svarbus metimas, vis skrieja pro šalį. Patikslinta informacija, įtampa auga 1 taškas ir reikia surinkti mažiausiai 14 taškų, tai kad pasivytų Rita ir Rita. 3 metimai skiria Vita Kaukienė nuo Ritos Mileškienė ir 12 taškų jau yra. 13 ir tai gali būti viskas. 14, ar tai yra pergalė? Mes turime naująją 2014 metų Lietuvos moterų krepšinio lygos snaiperę ir ji dabar dar pasiekė konkurso rekordą šį vakarą. Tai koks metimas iš toli, 21 taškas. Kėdainiai, Garsiau! Vita Kaukienė. Rekordiškai baigė. Modestai, pats buvai nuostabus metikas. Ką galėtum pasakyti, kad štai iš 9 merginų, vienus jaunus, kitus seniorius. Kas lemia? Meistriškumas metimo ar nervai, kaip mes sakome? Man atrodo, kad ir abu dalykai. Ir metimas, ir nervai, bet kas, labai daug kas lemia. Bet pasirodo labai gražiai meta, merginos labai gražiai, rankų darbas labai puikiai, riešas dirba, taip kad matos, kad iš viso merginos yra daugiau pasiruošus tolimiem metimų, jos mėgsta, nuo senų laikų atsimenu, moteris labai mėgsta tolimus metimus. Rita Mileškienė ir Vita Koktienė, na, 2 puikius krepšininkės, 2 veteranės, tačiau atrodo, kad viena jėgų pritrūko, nes pusfinalyje daugiau pelnė. O štai čempionė 21 tašką pelnė. Man atrodo, kad čempionė šį kartą parodė, kad jinai yra patyrusi, sena žaidėja ir savo jėgas išdėlioja visiems 3 kartams po lygiai. Taip, jūsų ovacijos, Vita Kaukienė. Geras jausmas, labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad laimėjau. Laiminga. Kiek metų jau pati krepšinėje? Kada paėmė pirmą kartą kamuolį rankas? Žinokit, jau labai senai, šiaip kokie jau 20 metų. 20 metų, 5 klasėje pirmą kartą pradėjau žaisti. Bet vis dėlto, kuo daugiau metų, tuo patyrimas didesnis ir turbūt štai jaudulį pati sugebėjai įveikti, nei tai kaip jaunusius. Žinokit, sugebėjau, bet širdį vis tiek truputį buvo toks jauduliukas. Aš pagalvojau, dabar pastarosios rungtynės nelabai sekėsi Kibirševičiai Eurolygoje, gal ta pačios pergalė įkvėps? Aš labai norėčiau, kad tai būtų. Tikrai labai norėčiau dar iškovoti nors porą pergalių Eurolygoje. Tikrai mums labai reikia. Mantė Kvedravičiūtė. Asmeniškai pažįstama su Mantė, todėl linkiu jai sėkmės laikų ir taiklus metimas iš vidurio aikštės. 2-2. Mantė šarvoja, na o vyriškiai dabar jau sieks persverti rezultatą, kviečiamas Mantas Maskoliūnas. Taigi, Arvydai, pirmas metimas ir iš vidurio pataikė mergina. Ar tai akivaizdu neįtikėtina, ar čia nieko nuostabaus? Va, ir antrąjį vyrukai šį kartą, aš mačiau, buvo 4-1 kažkada, merginos laimėjo, dabar kol kas 1-1. Ar daug kartų metėjai iš vidurio aikštės ir kiek pataikiai? Kiekvieną dieną mėtau. O, tai čia nuostabu. O kaip dabar širdyje prieš rungtynės jaudulys, vis dėlto atsakingus rungtynius? Labai, kad aš tik trenerio asistentas. O, kodėl nežaisi? Todėl, kad aš esu traumuotas. Tad prašom išsigydyti ir kitoje šventėje LKL žvaigždžių dienoj dalyvauti. Stengsimės, čia nuo gydytojų priklauso, kiek jie greit išgydys. Štai dabar, Regimantas Miniotas. Rezultatas ir toliau lygus. Regimantas gali jį persverti ir tai padaro. 2-3. Aš noriu, kad visi atsistotų, visi iki vieno, visi Kėdainiai, pakyla, visi, teisėjas atsisėda. Ir metimas iš vidurio aikštės, kuris gali išlyginti rezultatą. O
nieko nepadarysi, bet jūs padėjote 4-3. Sveikiname Kėdainių komandą. Vietiniai šį kartą triumfuoja žodis Arūnui Valickui. Regimantas Miniotas pasakys už ką, tai uždirbai tai per kelias minutės. Tai sėkmė man uždėjo ir įmetėm tos iš vidurio metimus. Panelės neįmetė ir laimėjom tokius dalykus. 2 net tikslius metimus iš vidurio aikštės, o tavo kuris dar pataikė iš komandos Kėdainiškių? Arminas Kalmelis. Taigi labai sunku? Nesunku, tik, sakau, lydėjo sėkmė ir įmečiau abu metimus. Šiaip jaudulys, juk turbūt per treniruotę daugiau kartų įmetat. Tai taip, įmetam daugiau dabar. Koks čia jaudulys? Nepripažįstat nei autoritetų, nei lyties. Na taip, pergalė yra pergalė, visi nori laimėti. Regimantas Miniotas, kiek tau metų, koks tau ūgis, kur žaidi? 17 metų, 2,6 m žaidžiu Vilniaus krepšinio mokyklai. Atstovavai Kėdainiams, tai gal iš akimis? Taip, atstovau ir žaidžiau čia 16 metų. 2005 metų geriausias Europos lengvaatletis, daugiau negu 10 kartų Lietuvos čempionas, bet jaunystėje pradėjo nuo krepšinio. Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės žaidėjas Tomas Pačėsas. Atlantos olimpinių žaidynių bronzos medalininkas Edgaras Jankauskas. Taip pat ir UEFA taurės laimėtojas ir netgi 4-kart geriausias Lietuvos futbolininkas. Seulo olimpinių žaidynių čempionas, 2-kart olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas, pasaulio ir Europos čempionas, Lietuvos rinktinės treneris Valdemaras Chomičius, 3-kart pasaulio čempionas, Europos čempionas. Ir tikiuosi, kad šiai komandai su juo eisis kaip per vandenį. Alvydas Duonėla, lenktynininkas ekstremalas, 2-kart įveikęs prestižinį Dakaro ralį, 1000 km lenktynių nugalėtojas, Lietuvos ralio čempionas ir taip toliau ir tuti fruti konstituti, Kėdainininkas Vanagas. Vyriausiasis komandos treneris, olimpinis čempionas Modestas Paulauskas. Taip pat antrasis treneris tiesiog Arvydas Sabonis. Lietuvos moterų krepšinio lygų žvaigždžių dienos rinktinis treneriai ne taktika domisi, o kalba apie problemas Kibirkšties, apie Utenos. Na, vadinasi, čia jums tik šventė, o galvojat šventės metu apie darbą. Mes kalbame apie krepšinį, mes kalbame apie darbą visada ir per šventę. Taigi, kokia bus taktika, kad įveiktumėt vyrų rinktinę? Moterišką žavesių. Alfredas Vainauskas, sūnelis Palaidūnas. Skersai išilgai išvažinėjo Rusiją, pagaliau mes jį galime sveikinti, buvusi puikų krepšininką Vilnietį, kad jisai kol kas Utenoje, bet vis dėlto jau Lietuvoje. Taigi, ką galėtum pasakyti pirmiausia apie tą šventę žvaigždžių dieną? Pirmą kartą turbūt moterų žvaigždžių dienoje dalyvauja. Tai tikrai labai graži šventė, labai daug susirinkę žiūrovų yra. Tai yra smagu, kad dar moterų krepšinis yra gyvas. Jeigu tiek žmonių susirinktų ir LKL rungtynės, tai tikrai širdis džiaugtųsi. Matote, daug yra skeptikų, kurie ir spaudoj pareiškia, kad jau moterų krepšinis žlunga. Jisai nežlunga. Aišku, yra sunkus momentas, yra ne tik tai pinigų trūksta vyrų krepšiniui, bet ir moterų krepšiniui. Bet aš galvoju, jeigu bus geri treneriai, bus žmonės tie, kurie nori padėti krepšiniui, kodėlgi ne. Ir jisai bus gyvas. Paprasčiausiai reikia truputėlį turėti noro ir gerbti moterų krepšinį. Bet ar viską lemia pinigai? Juk jeigu tu nenorėsi, nedegsi, tai tie pinigai tavęs neprikels iš mirusiųjų. Jūs labai teisingai pasakėte. Aišku, mes galim būti patriotai. Mes esam patriotai. Vat, Jurga, dar nenoriu kalbėti, kiti žmonės, kurie tikrai atsidavė tai sporto šakai. Bet patikėkite, šiai dienai mes tiek sumaterialėjom, kad mes nebegalim be to gyventi. Tai yra skaudu, bet tai yra tiesa. Taigi, bus rimtus varžybos, kovosit iki paskutinių prakaitos lašo ir kraujas liesis, kad įveikti tą vyrų rinktinę. Ar čia bus žaismas?
Šiandien yra šventė, negalima reikalauti iš panelių kiekvieną dieną maksimumo. Yra šventė, jos turi džiaugti šiandien, o ne dirbti. Laimės grožis. Jau mes įpratome, kad rungtynim teisėjauja trise. Deja, tokius atsakingus varžybos ir šį kartą jūs dviese. Kodėl? Nežinau. Mes geri turbūt esam ir dviejų užtenka. Arba priešingai jūs tokie brangus, brangesni nei krepšininkai, kad nereikėtų daug pinigų dalintis trim, geriau dviems? Ne, mes nesam tokie brangus, bet Lietuvos moterų krepšinio lygoje priimta 2 teisėjų mechanika. Taigi mes ir teisėjausim dviese. Bet lūk teisybės, tai turėtų būti moteris arbitrai ir vyras, kad moteris palaikytų vyrus, o vyras teisėjas palaikytų moteris. Taip jau. Nu taip, bet kažkaip moterų neužderėjo mūsų krepšinėje. Dar, bet reikia tikėtis, kad jų bus kitais metais. Turit susipažinti ir su futbolo taisyklėmis, nes vyrų, futbolininkų daugiau turbūt negu krepšininkų arba kitų sportų šakų atstovų. Teisingai, jo. Bet mes teisėjausim pagal FIBA taisyklės, taigi visiems vienodos bus teisės ir aikštelėje. Ką galėtumėt pasakyti apie 20-metę šventę Kėdainiuose? Nu ką, labai graži šventė, žiūrovų daug, graži arena labai yra. Nu viskas labai smagu. Lauksim pabaigos, kad dar gražesnė būtų. Ar jūsų manymu žiūrovai švilps? Prieš ką? Prieš teisėjus ir sakys, kad lauk, jie palaiko moteris arba priešingai palaiko čempionus olimpinius. Man atrodo, kad žiūrovai tokioj gražioj šventėje tikrai nešvilps, jie džiaugsi šituo reginiu. O teisėjai tikrai nemaišys žais, jie turi būti nematomi aikštelė. Kėdainiai pasitinka plojimais šias rungtynes. Lietuvos moterų krepšinių lygų žvaigždžių dienoje patį sunkiausią darbą atliko 97 metų Europos rinktinis vyriausiasis treneris, Lietuvos Seimo vicepirmininkas Vidas Gedvilas. Juk sunku vis dėlto pakelt, kaip tik tai spaudai mygtukus tokį kamuolį ir išmest į viršų. Bet labai lengva ir labai garbinga, todėl kad komandai labai daug žvaigždžių, ypatingai vyrų pusėje, tai ne tik krepšinio žvaigždės, bet ir sporto žvaigždės. Ir išmesti kamuolį tokiom rungtynėm kiekvieno žmogaus svajonė. Kas laimės? 11-8 kol kas pirmauja vyrai, olimpiniai čempionai. Nu žinot, vyriškos orumas gali neleisti pasiduoti jiems, bet aš manau, kad merginos irgi labai gerai žaidžia ir visą laiką tos rungtynės daugiau būna ne dėl rezultato, bet daugiau dėl žiūrovų. Tai aš manau, kad svarbiausias jų tikslas dabar aikšteliai parodyti įdomių taktinių variantų, įdomių metimų, kad visiems būtų smagu. Aš manau, čia ne kiekvienas negalvoja, kad būtinai reikia laimėti. Pirmavo Lietuvos vyrai, už tai jau tik 2 taškų skirtumo po pirmojo kėlinio. Kas laimės? Aš manau, būtų dėsninga, kad būtų lygiosios. Čia yra šou, mums smagu būti čia, paploti, padėkoti tą, ką moteris daro mūsų vyram žvaigždėm. Tikrai smagu. Aš už lygiasis. Pirmą, norėčiau padėkoti savo kolegijai Audrai už pakvietimą, pasižiūrėti, ką jinai čia daro. Jinai sena, gera organizatorė, man asmeniškai, kaip prezidentui, man pirmas Klaipėdoje bus renginys. Vyrai visi stengiasi, matosi, kad mokykloje yra žaidę krepšinį. Tai dar kartą patvirtina, kad Lietuvė yra krepšininkų tauta. Gerbiamas Vainauskai, kaip ši šventė, aš beje, gal suklysiu, bet jūs turbūt moterų krepšinių lygų žvaigždžių dienoje pirmą kartą dalyvaujat? Ne, aš moterų žvaigždžių, manau, kokį 4. kartą, o vyrų žvaigždžių dienoje su daug mažiau kartų. Nes moterų krepšinio šita šventė yra daug įdomesnė, daugiau intrigos, daugiau šypsenų, jinai tikrai yra daug malonesnė. Ir ką mes čia į vyrus pažiūrėsim? Čia gražios merginos. Čia visko daug. Šypsenų, gėlių, dainų ir, žinoma, intriguojančio žaidimo. Mes daug arenų turime Lietuvoje, tačiau turbūt Kėdainių arenoje jūs pirmą kartą. Taip patiko. Labai įdomu, aš labai viską atidžiai stebiu. Manau, kai ką reikės perimti patirties, kai jie čia padarė ir mūsų Lietuvos Ryto krepšinio arenai.
Tikrai labai malonu matyti tiek susirinkusią Kėdainių areną, pilną žmonių, pilną įvairių garsių žmonių taip pat, kad palaiko tą idėją ir manau, reikia kuo daugiau populiarinti moterų krepšinį, nes vyrų ir taip populiarus, o moterų mums trūksta. Aš linkiu, kad jos tik tai tobulėtų, tos merginos ir pasirinko teisingą kelią ir niekada neišklystų iš krepšinio kelio ir tik tai žaistų ir tobulėtų. Dar ne finalinis rezultatas, dar laiko yra, tai čia gali visai pasvirti ir tą, bet mes tikrai nepasiduosim. Paprastai lygių teisių galimybių tą inspektoriai vyrus baudžia, kad jie kažkaip moteris skriaudžia, bet žvaigždžių dienoje taip negalima, jūs jau spaudžiat, jie vos kvėpuoja. Ne, šiandien yra mūsų diena, mums nėra taisyklių. Na, kaip ir kiekvienam lietuviui, man krepšinis reiškia daug, gal šiek tiek mažiau negu futbolas, bet visi mes esam Lietuvos vaikai ir krepšinis visada buvo religija čia. Taip, kad man labai patinka, bet sportas visada seku ir didžiuojuosi, kad esu lietuvis, kad esu iš šitos krepšinio šalies. Greitis šiek tiek mažesnis negu futbole, bet nėra lengva, visai kita žaidimo specifika, aikštė mažesnė, turbūt reikia daugiau keisti kryptį bėgant. Nėra lengva. Tikrai labai graži šventė, iš tikrųjų pirmą kartą man tokia suteikta garbė dalyvauti tokiam renginyje, tikrai puikia šventė, esu niekur tokio nematęs savo akimis. Kiek kartų, gerbiamas Virgilijau, gyvenime teko paimti kamuolį į rankas ir žaisti? Paskutinį kartą, galbūt prieš 15 metų buvau paėmęs, bet diską daugiau kartų laikiau dabar paskutiniu metu. Vyrų krepšinių rinktinę olimpiadoje ne kartą matėjai iš arti. Taip. Daug kartų teko dalyvauti tiek ir Sidnėjuje, tiek Atėnuose, tiek Atlantos olimpiados. Aš jau esu dalyvavęs 5 olimpinėse žaidynėse. Mano išbėgimas į krepšinio aikštelę daugiau yra socialinė misija, parodyti, kas yra ekstremalu ir ko nereikėtų daryti. Iš tiesų vienas pagrindinių dalykų yra tas, kad kiekvienas turi daryti tai, ką išmano geriausiai. Ir jeigu aš perduosiu žinutę, kad man nereikėtų būti krepšinio aikštelėje, tai ir visi tai supras, tai manau, kad bus gerai. Tada mes turėsime dar daugiau specialistų, kurie stengiasi būti geriausiai savo srityje. Kai nežinai, ką darai, tada gaunasi betikslis bėgiojimas pirmin atgal ir žvalgymasis, kur yra kamuolys, mano atveju. Šenderis, Pačėsas, pašoktina Šniokaitė, Benčinė pasiduoda, o Pačėsas pataiko iš toli. Lieka 8 sekundės ir paskutinė ataka. Vigo Mačiulio objektyvas įkaitęs. Sekė Daniel su kamuoliu, 5 sekundės, 4, sustabdykit laiką. 1. Ir tai yra viskas. Arūnai, kaip tavo vaizdelis? Vaizdelis geras, kaip ir turi būti Kėdainiuose. Naudingiausias vyrų komandos žaidėjas, Arvydas Duomela. Įsivaizduokit, kiek jisai būtų kamuolių atkovojęs, kad būtų leista žaisti su Irklu. O naudingiausių žaidėjų, kas čia, Sabonis pats nusprendė? Ar reikėtų paklausti? Ar Audra Ginelevičienė? Nežinau, tikrai nežinau. Išrinko, tai išrinko. Labai nustebęs. Jaunystėje mes žaisdavom krepšinį ir gan dažnai žaisdavom, kai tingėdavom irkluot, visada krepšinio salėje būdavom. O sunkiau irkluot, ar sunkiau sėdint, ar bėgiot ir mėtyt kamuolį ir dar varyti? Žinot, kad kiekviena sporto šaka yra savaip sunki. Tai irklavimas vienaip sunku yra, krepšinis vėl kitaip. Žiūrint iš televizijos ekranų, sakau, kad žymiai lengviau atrodo tas krepšinis. Bet pačiam, kai tenka pabūti aikštelė, tai tikrai sunku. Laura Slavytė, naudingiausia. Kauno Aistis Nevesų parodys žaidėją. Bet jie, žinokit, tikrai kovoja, tikrai stengiasi ir galbūt buvo verti pergalės, bet aišku, čia mūsų šventė, tai aš manau, kad jie turėjo kažkiek galbūt nusileisti mums, nes mūsų šventė ir mes esame moteris, dar tokie lytis, kur vyrai turėtų nusileisti. Jūs nepasidavėt vyrams? Ne, nepasidavėm. Garbingoj kovoje jie laimėjo? Taip. O būtų geriau, jeigu būtų lygiosios, tai būtų draugystė laimėjęs. Jau geriau, kad būtų lygiosios tada. Kitą metą susitiksim ir tada laimėsit. Ačiū. Ačiū. Štai ir viskas. 2014 vasario 1-ąją Lietuvos moterų krepšinio lygų žvaigždžių diena Kėdainiuose baigėsi. Mes baigėme ir savo programą krepšinio pasaulyje. Susitiksime lygiai po savaitės, sekmadienį 9:30 per BTV. Iki pasimatymo.